Lapkričio 10 dieną Plungės Olimpas išvykoje nugalėjo Pakruojo Merestos komandą rezultatu 65-74, priversdama šeimininkų komandą patirti pirmąją nesėkmę namuose. Nuo pirmųjų rungtynių minučių plungiškiai griebė jauti už ragų. Dar praėjusią sezoną Pakruojo komandoje žaidė Audrius Maneikis pelnė pirmosius 5 taškus, 3 iš jų baudų metimais, o Ignui Razučiui įmetus tritaškį švieslentėje užsidegė skaičiai 0,8. Tik po Dainiaus Bertulio minutės pertraukėlės pirmosius taškus pelnė pakruojiečiai. 2 kartus iš eilės 2 taškus su pražanga įmetė Deividas Keburys. Tačiau tai buvo tik vienas iš kelių sėkmingų epizodų aikštelės šeimininkams. Įpusėjus kėliniui Olimpo komandoje atsirado lyderis Mantas Kazonas, kuris įmetė 3 tritaškius iš eilės ir sukrovė savo komandai net 14 taškų persvarą – 7-21. Iki kėlinio pabaigos Merestas skirtumą sušvelninti nesugebėjo. Rezultatas po pirmojo kėlinio 11-25. Antrojo kėlinio pradžioje pakruojiečiams sužibo viltis. Evaldas Jocys reikšdamas pasipiktinimą persistengė ir buvo nubaustas techninė pražanga. Iš to Meresta pasipelnė 3 taškais, tačiau perlaužti rungtynių eigos savo naudai nepavyko. Kamuolys tiesiog išsisukdavo iš lanko arba krisdavo iš rankų. Prie to greičiausiai prisidėjo ir tai, kad net 3 pakruojiečiai rungtyniavo šiek tiek traumuoti ir negalėjo žaisti pilna jėga. O plungiškiams sekėsi tiesiog fantastiškai. Per pirmąją rungtynių dalį svečiai pataikė net 8 tritaškius, taigi iš 45 Olimpo taškų tolimais metimais buvo pelnyta 24. Pasibaigus antrai 10 minučių jie pirmavo 18 taškų persvarą – 29-49. Trečiajame kėlinyje persvara ir toliau nesiliovė didėjusi, tačiau jau kur kas lėtesniais tempais. Olimpo snaiperiai buvo uždaryti, bet priekinės linijos žaidėjai pataikydavo iš tokių situacijų, kur atrodo net apie metimą negalėjo būti kalbos. Sužaidus 3 minutės plungiškiai pirmavo jau 24 taškais – 31-55. Dar po 3 minučių persvara padidėjo dar taškų – 37-62. Tačiau čia iki tol be užsikirtimų veikęs Olimpo variklis sustojo. Tomas Gaidamavičius ir Ignas Vaitkus tritaškiais iki kėlinio pabaigos sumažino skirtumą, tačiau laiko šiame ketvirtyje buvo per mažai – 46-66. Ketvirtajame kėlinyje pakruojiškiams sužibo vilties žiburys. Po to, kai Tomas Dura pačioje kėlinio pradžioje įmetė tritaškį, dar po 2 taškį įmetė Agnius Gurklys ir Tomas Gaidamavičius. Ir kiek aptirdė taškų persvarą – 53-66. Dar keli Pakruojo komandos sėkmingi metimai ir taškų skirtumas sumažėjo iki 8 taškų – 60-68. Kad ir kaip pakruojiečiai norėjo sukurti tikrą sensaciją, jiems to padaryti nepavyko. 2 atakos iš eilės baigėsi klaidomis, o Tomas Domarkas aikštelės šeimininkus dar nubaudė 2 taškių. Labiau priartėti Merestos komandai taip ir nepavyko. Rungtynės baigėsi rezultatu 65-74. Daugiausiai taškų šeimininkams pelnė Ignas Vaitkus 16, po 12 pridėjo Tomas Gaidamavičius ir Agnius Gurklys. Olimpo lyderio vaidmens šiose rungtynėse ėmėsi buvęs Merestos vidurio puolėjas Audrius Maneikis. Jo sąskaitoje 18 taškų. 15 taškų pelnė Mantas Kazonas, 14 Ignas Razutis. Lapkričio 11 dieną Žemaitijos suvenyro sporto salėje įvyko brolių žaidžiančių skirtingose barikadų pusėse Manto ir Vaido Kazono akistata. Tokių varžybų šį nacionalinės krepšinio lygos sezoną Plungė dar neregėjo. Besivaržančios komandos Plungės Olimpas ir Vilniaus Perlas Mykolo Riomerio universitetas komandos suteikė krepšinio sirgaliams didelę dozę adrenalino. Pirmasis kėlinys prasidėjo nesėkmingais plungiškių Igno Razučio Juliaus Kozakausko bandymais pelnyti taškus bei Tomo Domarko pražanga. Žydrūnas Kelys įmetė 1 iš 2 baudos metimų ir šiose varžybose pelnė pirmąjį tašką Vilniaus komandai. Tačiau už tai Tomas Domarkas į vilniečių krepšį pasiuntė taiklų tritaškį ir išvedė Olimpo komandą į priekį – 3-1. Po to abi komandos po 2 taškus pelnė prie baudų metimo linijos ir kurį laiką žaidimas kiek apmirė. Nė vienai nepavyko pelnyti taškų, tačiau tai nutraukė taiklus Juliaus Kozakausko 2 taškis. Rezultatas 8-5 plungiškių naudai. Olimpo komandos vyrai įsibėgėjo ir toliau kaupė taškus, tuo tarpu Vilniaus komandoje tarsi sustojo laikas. Vilniečiai daugiau nei 2 minutės žaidė turėdami tik tuos 5 taškus, kol galiausiai Manto Virbalo įmesti 2 taškai pažadino komandą iš snūdo. Jau pirmojo kėlinio viduryje plungiškiai svečius iš Vilniaus pasiuntė į knockdowną. Tomas Domarkas ir Mantas Kazonas kartu surinko 18 taškų. Tai daugiau nei visa Perlo Mykolo Riomerio universiteto komanda. Įpusėjus kėlinio rezultatas buvo 18-7 ir Vilniaus komandos treneris buvo priverstas prašyti minutės pertraukėlės. Iškart po jos prie baudų metimo linijos stojo Mantas Kazonas ir Plungės komandai pelno 2 taškus. Tuo tarpu jo brolis Vaidas Kazonas prameta tritaškį, kuris taip reikalingas Vilniaus komandai. Plungiškiai svečių komandos krepšį atakuoja greitai ir taikliai, tad pasibaigus pirmajam ketvirčiui jau pirmąjo dviženkliu taškų skirtumu – 27-16. Antrajame kėlinyje plungiškiams vėl sekasi į sviestų pateptą. Jie negailestingai atakuoja priešininkus. Vien tik Audrius Maneikis šiame kėlinyje įmeta 6 taiklius 2 taškius, tuo tarpu Vilniaus komandoje tik 6 sėkmingi 2 taškai bendroje komandos sąskaitoje per visą antrąjį kėlinį. Plungiškių spurtas po krepšiu visai sukomplikuoja Perlas Mykolo Riomerio universitetos komandos padėtį. Net 2 kartus tarp komandų aikštelėje po krepšiu kyla ginčas.
Iki kėlinio pabaigos likus žaisti 3 minutės, vilnietis Mantas Virbalas stengiasi gelbėti savo komandą ir į Plungiškių krepšį pasiunčia taiklų tritaškį. Rezultatas 45-31. Likusį kėlinio laiką vilniečiai žaidžia turėdami tos pačius taškus, Plungiškiai į savo taupyklę įdeda dar 5 ir į ilgąją pertrauką išeina turėdami 19 taškų persvarą. Nežinia, ką Vilniaus komanda veikia ilgosios pertraukos metu, meldė dangaus padėti ar uoliai treniravosi, tačiau tai, kas vyko antrąją rungtynių pusę, prilygsta stebuklui. Po ilgosios pertraukos komandoms grįžus į aikštelę viskas kardinaliai keičiasi. Rodos komandos pasikeičia ne tik krepšiais, bet ir taškais. Jau pirmosiomis trečiojo kėlinio minutėmis geriau žaisti sekasi Perlo Mykolo Riomerio universiteto komandai. Mantas Kazonas prasižengė prieš Antaną Udrą ir šis stoja prie baudų metimo linijos bei pataiko metimus. Po to į Olimpo krepšį pasiunčiami dar 2 taiklūs metimai iš dvitaškių metimo zonus. Plungiškiams kol kas visai nesiseka pelnyti taškų. Plungės komandos treneris, matydamas nesėkmingą startą šiame kėlinyje, prašo minutės pertraukėlės ir iškart po jos į aikštelę grįžę Audrius Maneikis ir Ignas Razutis pelno komandai po 2 taškus. Vilniečiai kaip įmanydami stengiasi mažinti taškų persvarą ir jiems sekasi. Plungės komanda ima lydėti klaidos, priešininkai tu pasinaudoja ir įpusėjus kėliniui Olimpo dar prieš pertrauką turėta 19 taškų persvarą, pavojingai sumažėja, komanda skiria tik 6 taškai – 54-48. Po vilniečių komandos krepšių įnirtingai kovoja Jonas Elvikis ir Ovidijus Kaminskis. Stabdydamas Ovidijų Kaminską, Jonas Elvikis gauna 5-ąją pražangą ir už tai Plungės sirgaliai palydi iš aikštelės audringais plojimais. Likęs kėlinio laikas tikras sirgalių nervų tampimas. Paskutinėmis kėlinio sekundėmis prasižengus Ovidijui Kaminskui prie baudų metimo linijos stoja Žydrūnas Stankus ir sumeta 2 iš 2 baudos metimus. Pasibaigus trečiajam kėliniui Plungiškiai pirmauja vos 2 taškais – 64-62. Ne ką geriau Plungiškiams sekasi ir ketvirtajame kėlinyje. Žydrūnas Kelys į Olimpo krepšį pasiunčia taiklų tritaškį ir Vilniaus komanda pirmą kartą šiose rungtynėse išsiveržia į priekį – 64-65. Mantas Kazonas bando atsakyti taip pat tritaškių, tačiau jam nepavyksta. Vilniaus komandai dar 3 taškus uždirba Dominikas Domarkas ir dar kiek padidina savo komandos persvarą. Kai Olimpo komanda prameta trečiąjį iš eilės tritaškį, komandos treneris vėl prašo minutės pertraukėlės. Grįžę į aikštelę Plungiškiai kiek susima ir iš paskutiniųjų stengiasi gelbėtis. Tomas Domarkas aikštelėje nuo priešininkų gauna į nosį, bet teisėjai to nepastebi, ko nepaskystė apie Olimpo sirgalius. Pasipiktinimo šūksniai seka vienas paskui kitą. Žaidžiant 4-ąją kėlinio minutę Mantas Kazonas įmeta dvitaškį ir išlygina rezultatą 69-69. Karšta darosi ne tik aikštelėje, bet ir už jos ribų. Tačiau toks rezultatas lieka neilgai. Svečių komanda netrukus vėl išsiveržė į priekį. Ir praėjus kiek daugiau nei pusė kėlinio vilniečiai pirmauja 6 taškais – 71-77. Plungiškiai, kad ir pasiunčia kamuolį taikliai, tačiau kamuolys vis išsisuka iš krepšio. Taiklus Manto Kazono ir Tomo Domarko tritaškiai leidžia vėl sulyginti komandų taškus ir suteikia komandai vilties – 79-79. Žiūrovai salėje nerimsta, tarsi tai būtų žūtbūtinis mūšis. Iki rungtynių pabaigos likus vos 90 sekundės prasižengė Žydrūnas Kelys ir Ignas Razutis stoja prie baudų metimo linijos. Ignas Razutis realizuoja pirmąją baudą 79-80. Antrąją baudą jis specialiai prameta. Tačiau Olimpas šiuo ėjimu pergudravo pats save. Buvo tikimasi, kad pametus antrąją baudą atkovoję kamuolį vilniečiai per likusią pusę sekundės privalės mesti desperatišką metimą iš savo aikštelės pusės. Tačiau krepšininkas metė taip, kad kamuolys net nelietė lanko ir išskriejo į užribį. Perlas Mykolo Riomerio universitetas paprašė minutės pertraukėlės. Po jos vilnietis Žydrūnas Stankus gavo perdavimą iš užribio ir atsisukdamas su sirena švystelėjo tritaškį – 80-82. Perlas Mykolo Riomerio universitetas komandai daugiausiai taškų 20 pelnė Žydrūnas Stankus, 19 Mantas Virbalas ir 15 Antanas Udras. Olimpo komandoje rezultatyviausiais buvo Tomas Domarkas pelnęs 20 taškų, Audrius Maneikis 16 ir Ignas Razutis 15 taškų.